Sveiki, gyvi ponios ir ponai, pradedame dar vieną epizodą, pasispardykime šį kartą su legendiniu treneriu Algimantu Liubinsku. Sveiki, treneri. Labas. Legendinis paminėjau ne šiaip savo, nes visai neseniai teko dalyvauti legendų mače ir pradėkim nuo to, kaip jautėtės toje šventėje. Aš galiu pasakyti, kaip ir žaidėjom pasakiau, kad toks renginys Lietuvoje mum turbūt jau nesulaukti. Kad gal nebent 110 metų, sakykime, jubiliejaus proga, bet ar 150, bet tai tikrai parodo aukštą, sakykime, sugebėjimą Stankevičiaus ir jo brigados atvežti FIFA, tai, sakykime, turtingiausios, svarbiausios federacijos prezidentą su žaidėjais, tarp jų ten 6 pasaulio čempionai. Man tik tai vienas truputėlį krito į akis, kad atvažiavo mūsų buvęs prezidentas Adamkus. Tačiau nematėm nei vieno mūsų valdžios atstovą. Vis tiek atvyksta FIFA prezidentas. Tai, sakykime, jeigu mūsų prezidentas eina žiūrėti Žalgirio rungtynių, kur lietuviai nežaidžia, tai kodėl neatvykti čia pažiūrėti, sakykime, kur lietuviai, tikri lietuviai, garbinę Lietuvą visą laiką žaidžia, ir susitikti su FIFA prezidento, tai man toks, sakykime, tokia nuoskauda kažkokia, tai nevertinant ne tik tai futbolo, matyt, už tai tokia ir padėtis pas mus. Už tai turbūt Vilniuje ir stadionų nėra, kad mūsų valdžios atstovai nevertina futbolo ir nevertina reikšmės sporto, sakykime. Tai čia turbūt viso sporto vis tik reiktų. Taip, tai čia yra tokia, sakykime, nuoskauda, kad pamačius. O renginys tai žiūrovam patiko, aš mačiau, kad patiko. Ir daug žmonių dabar jau nekalba apie žaidėjus. Žaidėjam tai jiem visiems buvę, tai jie tiesiog sakė, prašėsi nors minutę išbėgti į aikštę. Aš to ir norėjau paklausti, kaip jūs skirstėt laiką? Šiaip aš mačiau tik per televiziją pačią šventę, tai man iš šono susidarė įspūdis, kad Benjaminas Zelkevičius bandė perimtą tokio tarsi vyriausiojo trenerio rolę. Kaip jūs nusprendėt, kas, kada ir kiek turi žaisti? Užduotis buvo tokia, kad aš sakau, mes turėtume sužaisti įmušant įvarčius. Tai būtų gražu žiūrovam. Tas gavosi, kada mes 2-0 papirmavom, o toliau vis tik reikia žmonių, sukvietėm daug, reiktų duoti, pabūti aikštės. Netgi tas Valdas Ivanauskas, jis traumuotas, sako, nors minutę išleiskite. Mikalajūnas, darydamas apšilimą, gavo traumą ir nors, sako, kad išeiti į aikštę. Tas pats Janonis jam po operacijų, sako, treneri, aš bėgti negaliu, aš galiu tik vaikščioti, leiskit kur nors vidury. Tai vienu žodžiu, aš galiu pasakyti, kad mes visumoje patenkinom tą žaidėjų norą pabūti aikštėje, nes visi jautėsi pakylėti, visi jautėsi tikrai, matėsi tą savijautą, toks pakylėjimas ir noras išeiti nors minutę į aikštę, kad pasirodyti. Aišku, visiškai negalėjo Stasys Baranauskas dėl sveikatos problemų. Su Kristovas jam operaciją darys greitų laikų, sako, aš bijau išeiti, jeigu nedaug dieva kas nors atitiktų, tai prieš operaciją. O taip visi sakyčiau, pasirodymas toks, kaip ir tokiuose mačuose, galima sakyti, normalus, rezultatas normalus, nuotaika nuostabi, puikiai, labai gerai bus organizuota, toliau pagerbimas tas vakarienė, kada visiems įteikti. Trečiasis kėlinys vadinamas. Jo, tada, kada visiems įteikti tie suvenyrai iš stiklitos pagamintas stiklo, tenais anglų kalba pažymėta, aš manau, kad ir užsieniečiai žaidėjai atvykę, taip jautėsi labai normaliai, fotografavosi su mūsų žaidėjais, su mūsų vaikais. Sakykime, man tai labai paliko įspūdį ir aš jutau, kad tai žaidėjom labai paliko didžiulį įspūdį ir aš manau, kad negreitai mes sulauksime tokio šventės. Ir tikrai Edgaras padirbėjo gerai. Buvo žaidėjų, kurių jums asmeniškai trūko? Aš galiu pasakyti, kad tų žaidėjų, supranti, gavosi taip, kad iš 2 pozicijų žiūrėt. Benjaminą žiūrėjau iš Žalgirio pusės, kadangi nieko netims, jo pasiekimai su Žalgiriu tikrai įspūdingi. Aš žiūrėjau iš rinktinės pusės. Tai jūs rinko tos žaidėjus? Žaidėjus rinko, jeigu tai pasakykime, federacija. Aha.
Ir tik tai mes kai kurios papildėm. Bet jeigu žinai, dar papildyti mes dar galėjom 10, gal ir daugiau. Nes yra kažkiek, dėl ko neaišku ten, tarkim, Šemberas, Šemberas, kiek aš girdėjau, kad sakė, atsisakė. Karčemarskas, sako, ir atsisakė. Bet kadangi aš jų nekviečiau, aš jį nežinau. Kiek aš kalbėjau, tai Šemberas sakė, kad per vėlai sužinojo apie šitą renginį ir buvo jau suplanavęs dalykus, o Karčemarskas bent jau oficialiai dėl kelio traumos nenorėjo pasirodyti. Bet... jau ten, sakykime, Staučia buvo, galima matyti. O jis buvo kviestas? Nežinau. Sakau, aš kadangi mes šito kvietimu neusėmėm, tai tik tai, kad aš pamačiau sąrašą, kada jau Edgaras paskambino, pasakė, tai aš truputėlį keltą žaidėjų papildžiau, Benjaminas savo pusės keltą žaidėjų papildė, bet plėsis ir tai jau mes jau 40 jau per daug. Jeigu atvarai pasakius, tai tokiam renginiui 20 kažkur žaidėjų reiktų. Per akis būtų. O galbūt kitokiu būdu tos kitus žaidėjus pagerbti, iškviesti. Į tą trečią kėlį, ne? Į trečią gal išėti į aikštę per pertrauką ten pagerbti, gal kažką. Nes 40 truputėlį per daug ir tą laiko buvo suderinimas sunku. Bet visumo tai gerai. Visumo sakyčiau gerai. Grįžkime prie svarbių žaidėjų jūsų tikro treniravimo laikais, sovietmetį palikim, kur jis buvęs, 92. Ar dabar jūs suprantat, į kokią peklą tada lipot? Tu supranti, aš savo, tu sakai, palikim sovietmetį. Aš net grįšiu prie sovietmečio, kada mane vieną iš geriausių Lietuvos jaunių trenerių pastato Žalgirio trenerių. Tai čia... Nežinau, čia buvo iš kur berniukai tiek drąsos, tiek valios geležinės. Tai man tikrai buvo toks smūgis ir tai reikėjo tai atlaikyti. Ir manyčiau, kad aš per daug nesugadinau. Bet tada komitetuose nuspręsdavo, kas ten turi treniruoti? Tai buvo Motiekaičio sprendimas, komiteto pirmininko, o žinai, tai toks... 32 jums buvo. 31, jo. Nu, tai tikrai bridau, sakykime, į tą upę. O toliau jau man surinktinė jau buvo lengva. Aš turiu omeny tai, kad viskas nauja. Mes žinom, krepšinio rinktinė ten gavo iš kažkur marškinėlius, kad užsidirbtų pinigų ir panašiai. Su futbolo aš įsivaizduoju panašiai turėjo. Tas pats buvo, mes tų draugiškų rungtynių, tu žinai, man Kalinauskas suskaičiavo rungtynės, kiek aš rinktinėje vadovavęs, tai buvo 99 šitos rungtynės, 99. Aš jau galvojau, kad 100-osios, bet paskui patikrinau tuos sąrašus, kadangi 80 oficialiai registruotų ir pasiruošiant, kada mes Klaipėdų rinktinę surinkę ir su Siriu žaidėm, ir su Minsko Dinamo. Nes nebuvo pasirinkimo. Jo nebuvo, tada nebuvo netgi pasirinkimų. Su autobusu važiuodom sužais kažkur, tai nebuvo ir normalių aprangų. Ta pradžia tikrai buvo sunki. Ta pradžia buvo tikrai sunki, tuo labiau, kad su tokiu įdomiu prezidentu, kai Dirmeikiu, kada kiekvienu momentu reikdavo kauti, sakykime, kad tą ar kitą dalyką, kur atsimenu, kai rinktinė atėmė kelionę į Čekiją, atidavė Grifui ten vėl. Tai buvo labai sudėtinga. Iš rinktinės atėmė kelionę, kad Inkaras Grifas keliautų. Taip, mes turėjom. O kas ten buvo per istoriją, priminkit, aš nepamenu. Ten buvo tokio dalyka, kad buvo nuplanuota kelionė vykti draugiškų rungtynių Čekiją ir paskui staiga Grifas važiuoja. Tai irgi buvo tokių įdomių visokių dalykėlių, bet jau jos, kaip sakykime, bet tai nebuvo, vienas dalykas, man akstenas buvo tai, kad į tą formuojimą rinktinę pasikvietė patį žaidėjai mane. Buvo toks vakaras, aš atsimenu, aš dar Lazdynuose gyvenau tada, ten 2 kambarių butukė ir man skambutis. Ir žaidėjas skambino, treneri, galit atvykti pas mus į tą Lazdynų restoraną tenais, mes susirinkę ir kada atvykau trenerį, mes norėtume, kad formuoti rinktinę, kad būtumėte jūs vedlys. Sakau, tvarkoj. Tai čia, sakykime, tos baimės tai tikrai man nebuvo ir tuo labiau, kad žadėjau pasitikėjimas.
Žadėjo pasitikėjimas. Ta pirma kelionė sunkiai buvo Belfaste, kada dokumentai, aš atsimenu, staučiais pasą 1:30 nakties padarė tik tai tarptautinį pasą. Tai vėl gal kažkiek buvo tai, kad Česlavas Blažys, mano žemietis, kybartietis buvo, jis dėjo visas pastangas, kad būtų pagaminti pasai, kad galėtume išvykti. Atvykstame į tą Belfastą, mūsų apgyvendame viešbutį, tie neramumai tada, tie su automatais saugoja uždaro teritoriją, nes ten buvo tie tų religiniai karai ten. Tai pati atmosfera, pradam varžybas, pralošinėjom, sužaidžiam dudą, euforija ant galo galime laimėti. Nu, sakykime, ta pradžia tokia buvo. O toliau įvairių buvo dalykų. Buvo dalykų, kada žaidėjai vėl Dirmeikė susidarų su Austrijos federacija, kad nereikia mums žaidėjų, man jų reikia, mes neišvykdom, kada mes pradėjome Ukrainų pirmą. O jūs galite pasakyti, dėl kokių motyvų tokie? Aš žinau vieną iš tokių. Motyvai, suprantate, kaip už rankos nepagausi, bet motyvai tai aiškus. Nu, kodėl prezidentas atsisako, kad būtų pakviesti geriausi žaidėjai? Nu, koks gali būti motyvas? Nu, aš tik piniginį matau. Taip, bet aš jau negaliu pasakyti, kadangi neįrodysi čia, kaip pasakyti, čia neįrodomi dalykai, bet buvo tokių gandų. Aš tai, pavyzdžiui, atsimenu, kai 79 metų karta, kai galėjo patekti į U19 Europos čempionatą, nu irgi buvo stengiamasi padaryti, kad jie nepatektų į tą Europos čempionato finalinį etapą ir jie pateko į Europos čempionato finalinį etapą ir federacijai tada kainavo daug pinigų. Tai va, tai juk buvo tokių dalykų, aš atsimenu, vienai jaunimų rinktinėje vadovavo tuo metu Danikas Titovas ir jie į Italiją su autobusu važiavo. Laidos pasispardykime rėmėjai, Belmontas, Sibet, Vad Electrical. Važiavo su autobusu į Italiją, nu tai tokių dalykų čia buvo daug ir sakau, labai sunku buvo su Dirmeikiu. Tiesiog reikėjo kovoti kiekvienu momentu, paskui jie ten surado momentą, kai mane apkaltinau, kad aš įsigandau ir buvau, kaip sakyti, išėjęs iš rinktinės. Bet aš Wikipedijoje mačiau, kad dėl nesutarimo su LFF Liubinskas pats paliko rinktinę tais 95-ais. Na, koks pats paliko? Palikau, kada ultimatumą buvo ir jie man uždarė klausimą, ne aš ne pats palikau. Aš pats palikau antrame etape. Antrame etape aš jau tai rusizmas išlindo. Jau kada aš gal pavargau irgi nuo to. Bet dar grįžkim prie pirmojo, mes pereisim po to prie to antrojo etapo. Jo, tai tenais ne aš palikau, ten mane jau praktiškai išprašė. Bet juk nebuvo taip, kad vienas Liubinskas ten nepatenkintas Dirmeikio valdžia, nu, aš kiek atsimenu, ten ir Aurelijus Skarbalius nevažiuodavo į rinktinę ir aš tik galiu painioti metus, bet iš esmėsgi tai buvo. Suprantate, buvo tada Stankus pradėjo reikštis kaip pilkasis kardinolas, kuris prilysdavo prie prezidentų, jis ilgą laiką darė savo veiklą futbole, tada jis jau prie Dirmeikio prilindo, jis jau daug užkulisinių sprendimų darė, jau buvo tokių negerų juodų darbų, kurie tęsėsi ilgą laiką, tai jis paskui toliau ir prie kitų prezidentų rado tą kelią. Amžinatilsis Zimnickas ten paskui pasipainėjo tokį užtarimą, Dirmeikio darė, labai norėjo irgi būti prezidentu, žinai, tai tokių, sakau, tokių sunkių situacijų juodų, kurias atgaminti, bet tikrai po pirmo etapo ne aš pats išėjau. Bet skaudu tada buvo palikti tuo metu rinktinę? Tai aišku, buvo skaudu, bet tai buvo tokia dalyka, kad, sakykime, jie vadovavo federaciją ir aš negalėjau nieko, aš neturėjau palaikymų. Bet kažkokie motyvai buvo ar ne? Motyvai buvo, tai sakau, tas motyvas buvo, kad aš atėjau griežtai, sakau, tai kaip mes dabar, aš taip ir pasakiau, neturėdamas argumentų, sakau, parduodam Grifui kelionę, o rinktinė, kada reikia pasiruošimo, nėra. Tai, bet sakau, aš dabar po šią dieną negaliu patvirtinti, kad parduodama. Aš nemačiau nei ar pardavė, nepardavė, bet atsiminkim tada. Pats sprendimas yra, toks verčiantis mąstyti. Protų nesuvokiamas. Bet to, kad tai sakau, tokių buvo sprendimų daug. Tai atsiminkim, kai aš paskui dirbau Šiauliuose Karedo, kai Dirmeikė sakė, kad jis nusipjaus vyrišką organą, jeigu aš tapsiu čempionu. Mes tapom čempionais, ką. Ir ta
taurę laimėjom ir super taurę. Ir tas konfliktas tarp mūsų buvo, netgi buvo toks, atsimenu, momentas, kada rinktiniai žaidžia, kada jaunimas žaidžia prieš Vingio parko stadione ir jis atbėga išprašyti mane, kad aš išeičiau iš stadiono, aš tuo metu dar Vilniaus miesto savivaldybės skyrius vedėjau, kaip aš čia papuoliau. Tada Grygas, matau, bilietą nusipirko, amžinatilis Jonas. Žinai, aš neturėjau jokio bilieto, bet tai tavo dermėkės jau, ką padarysi, nu tai. Jonas buvo geras žmogus, jis visiems... Ja, nu tai Vytukas buvo Vytukas, nu žinai, nu ką padaryti. Gerai, etapas Šiaulių Karedoje, etapas tais 97 metais, kai Lietuvos futbole iš esmės klestėjo mafija ir kaip atrodė tuomet... sakykime, pakvietimai ant raudonojo kilimo, ne ant raudonojo, bet ant kilimėlio, kada kviečia valdžia. Kaip tie susitikimai vykdavo? Turint galvo Šiauliuose, ar ką? Taip. Aš galiu pasakyti, kad aš visur, kur bedirbau rinktinė Šiauliuose, įtakos man dėl žaidėjų, ten pasirinkimų, ko nebuvo, nieks negalėdavo padaryti. Net mėgino vienu metu Romanovas ten kažką kalbėti, bet aš iš karto atsiribojau nuo jo. Taip ir Šiauliuose, aš atsiribojęs buvau nuo tų... Bet buvo tokių pasiūlymų? Buvo visko. Šiauliuose irgi būdavo susirinka ten tie... Šiaulių princai, ten tas, žinai, kurie jau po žemė praktiškai visi, tai mėgindavo kažką kalbėti, bet aš nesileisdavau su jais, kadangi oficialiai ten kaip tik Šimkus Egidijus ten prie komandos buvo, tai dar kažką, bet jis ir nesikišo į mano darbą. Bet kada po 2 metų pradėjau kištis į mano darbą, tai sakau, Egidijau, dirb, toliau aš jau išvažiuoju. O kaip atrodė tas kišimasis? Oi, pradėjau būti, kad tai tą gal pastatyk į sudėtį, tai tą pastatyk, tai tenais ką, nu visokių klausimų, kurių trenerių jie lieka kompetencijų. Tai aš jau tada sakau, nereik, man tada jau. Nors po to, žinai, kad aš jau grįžau į Vilnių, čia laimėjau tą konkursą į savivaldybę, vedėjo, tai da buvo, kad atvažiavę Šimkus, kada grįžk ar ką, sakau, ne, aš jau antrą kartą į tą pačią upę nebrisiu ir sakykime, tai jau nejau, bet jie tikrai nedarė įtakos ir nelindo, nors visur dalyvaudavo, mes ten užsienį skridom į tas Europos varžybas, taurės lėktuvę skrido, jie mylėjo futbolą. Ir žinai, kaip įdomu, tais laikais tie visi tos atstovai, tai jie visi karveliniai buvo. Jie laikydavo karvelius, gal jų tas bendravimas buvo, tai paimkime, tas daktaras Kaune karvelinis buvo. Ir Šimkus didžiausia karvelinė pasistatęs buvo, ten ir Amerikonas, ir visi jų tas potraukis karveliam, nežinau, iš kur tas, ar tai buvo bruožas, kad čia atstovai tokie turi mylėti ir turėti. Jo, ką tu tokių karvelių turėdavo, kad malonu pasižiūrėti, tie, kaip vadinami, ir kur verčiasi per galvas. Ir kitokie veždavo juos visur, žinai, paleis, kad jie grįžta, tuos paštininkų karvelius vadindavo. Kodėl aš dar gerai tą sritį žinok, mano amžinatilsį tėtis ir labai mylėjau karvelius ir turėjau ir nemažai, ir aš, bet mane tas... Nebuvo iš tos struktūros. Ne, jis buvo, žinai, jis buvo, bet jis labai mylėjo irgi. Ir jis, kai mes gyvenom Kybartos, tai Virbalį, tuos savo karvelius laikydavo tėvų tenais sodyboje, jo tėvų, mano senelių, žinai, tai irgi, tiesiog aš matydavo žmonės, kurie, kaip sakykime, jau amžiui, bet jie tiesiog dėl tų karvelių be protų. Jie juos mylėjo labiausia, ten visokių gudrybių prigalvau, kas svetima, žinai, nusiviliuoti nuo stogų, savus paleisdavo grupę, kad prisiviliuoti geras, ten skrisdavo. Nuo vieno žodžio irgi buvo įsirengęs gražių. Tai tas juos labai vienių ir jie visi mylėjo futbolą. Tikrai reikia pasakyti, kad jie mylėjo visi futbolą, bet jie savotiškai suprato. Jie suprato jį savaip ir aš tada, žinau, buvo sutikimas su Šiaulių miesto valdžia, vietoj to, kad, žinai, kalbėtų, kad čia reiktų miestas, kad finansais padėtų, tai ne, išdidžiai sakydavo, mes čia padarysim. Atsimenu, juk sakydavo, kad mes imsim valdžią, čia viską pas juos buvo. Nu, tais 90-ais. Tie laikai buvo, kad imsim valdžią, to mes padarysim. Nu, juos tas pražudė.
juos tas pražudė, tas, sakykime, toks... Per didelis pasitikėjimas savo. Per didelis ir nepamatuotas pasitikėjimas. Tikrai nepamatuotas pasitikėjimas. Bet tuo metu aikštėje, aišku, Kareda buvo dominuojanti tuos porą metų, bet buvo rungtynių, kur matėt, kad teisėjų švilpukai ne ten švilpiami, kur turėtų būti. Ne, aš tą pasakysiu, buvo... Teisėjai, gal net jūsų naudai. Ne, buvo teisėjai, kurie atvažiuodavo ir sakydavo, man Darmekis įsakė jūs nužudyti. Netgi šitaip? Jo, aš dabar pavardžių nepasakysiu, bet jeigu reiktų teisme, tai pasakyčiau. Kuris pats atvažiavęs sakė, liepė nužudyti jūs. Nu, bet ten jau spręsdavo, ne aš, ten spręsdavo jie, žinai, ir būdavo teisėjavimą normaliai. Normaliai teisėjau. Ar mums padėdom? Nu, mes visą kalbą buvom geresnį. Mes buvom surinkę tikrai gerą komandą ir komanda buvo gera. Ir Žuto tada grįžo iš Minsko Dinamo, gerai atrodė, ir Dončenka, ir nu, visa brigada. Pas mus tikrai labai gera komanda buvo. Ir mes tie pasiekimai, sakykime, tikrai neveltui buvo. Neveltui buvo ir mums tų pagalbos, tai mums reikėjo tik, kad netrukdytų, padėti nereikėjo. Nu, bet tuo metu irgi nebuvo lengva, nes tai buvo, yra tų istorijų, kur, sakykime... Ne, tai buvo ir Žalgiris, reikėjo ir Zelkevičių apžaisti, reikėjo ir Kvedarą apžaisti su Grifu, kur ir Grifas, ir galinga komanda, sakykime, buvo su pinigais ir visko, bet tai vėl buvo... Tu žinai, netgi šitą mačą, tai aš vaikinam sakau, tai kaip? Mūsų laikais tai viskas buvo labai gerai, santykiai. Oi, treneris, sako, pas mus visą laiką buvo šilti geri santykiai. Nu, aš rasdavo kalbą su žaidėjas. Nu, unikos vandens galima atsigerti, kol kalbam. Bet aš galiu, va dabar, kai pasakot geri santykiai, bet buvo, pavyzdžiui, Edgaras Česnauskis. Jo, Edgaras Česnauskis buvo. Kas tarp jūsų tada įvyko, kad jūs ne... Aš jau pereinu prie to. Jo, buvo labai paprastas dalykas. Vokietijos stovykla. Visi atvažiuoja žaidėjai, Edgaras atvažiuoja be bucų, be nieko. Tautkus bėga, ieško, kur nupirk bucus, viskas. Čia toliau būdavo, taip, kviečiam į stovyklą. Skambina, aš važiuoju į Kuršėnus. Sako, ten į Kuršėnus, viešbutį reikia. Nu, žinai, pasitas, mes dabar susitikom, pasisveikinom, viskas jis suprato turbūt savo tas, bet tai buvo tokie vaikiškumai. Nu, tai žinai, aš negalėjau daryti nuolaidas, netgi vyresnis brolis treneris sako, ką jūs terliuojate su juo. Nu, jis grinai tokius vaikiškas ambicijas rodydavo, žinai, nu, kur nereikia. Visi atvyksta, o jis dar Kuršėnuos, jis atvyks kitą dieną tik tai. Nu, tai jeigu komandų tvarka, turi būti tvarka. Visiems vienodi. Negali būti dviejopų standartų. O ką aš stengiuosi visą laiką išvengti, tai dviejopų standartus. Negali būti jų. Turi būti vienoda, tai vienoda. Reikalavimas visiems. Jeigu tu atvyksti aprangą, visą gauna, bet tai bucais visi savais atvyksta. Tai va, tai ir tokio, žinai, toks buvo, nu, tai kaip paprasčiausia aš jau tada nestačiau ir viskas. Nu, ir įvyko toks jau. Bet tai visų komandos palaikymo mano pusėje buvo. Bet čia vienintelis toks variantas buvo, kad nu, kažkur nesutarimas ar buvo daugiau? Nu, buvo tokių, bet visus stengdomės toliau įsiaiškinti. Nu, žinai, nu, negali būti šeima be dūmų, sakykime. Neįmanoma. Jo, tai neįmanoma, tai būdavo tas, bet vėl, kadangi vėl daugelis būdavo tokių momentų, kadangi nebūtų dviejų standartų. Kad tarp lygių nebūtų lygesnių. Tai vat, 2002 pasikeitus federacija, pasikeitus rinktinė, daug kas pasikeitė ir jūs vėl kviečia prisijungti prie komandos. Pirmiausia, kviečia mane treniruoti jaunimo rinktinę. Aha. Ir tada aš pagalbininką Šenderį Geršovičių paimu. Ir atsimenu, mes Islandijoje, mes jaunimas laimėm, o komanda pralaimė ir Benjaminas... Ten 0-3, man atrodo, pralašė. Jo, ar jis atsisako, vienu žodžiu, nežinau, kokie variantai, kad jis nuseima nuo rinktinės. Ir tada jau namie Šiaurės Airija laukia mūsų ir mane jau stato tada vyr treneriu ir namie mes laimėm, atrodo, vienas, ne? 11 metrų Maciulevičius padaro, paskui Niurberge buvo lygiausios. Taip. Jo, ten dabar jau viską reiktų. Aš turiu visus protokolus, viską turiu. Ne, tai čia, kada Niurberge buvo, tai tą savaitę buvo škotai Kaune.
nes buvo balandžio pradžia ir buvo labai šalta. Taip, ir tada Ražanauskas įmuša Nürnberge. Ir čia baudinį realizavo. Aš dabar, žinai, sakau, dabar jau atgaminti per tiek laiko. Buvo labai šalta, aš atsimenu balandžio pradžią, bet ten dar, tie ledukais atsimenu tas rungtynės. Ir tada Tomas Ražanauskas tą savaitę pateko į Europos rinktinių tą simbolinę komandą. Tai koks tas sugrįžimas? Visiškai viskas kitai buvo negu tam pirmame etape? Žinai, pradžiai buvau, tai man Varanavičius tada irgi paskambino, kad, žinai, tave imkis, gerai, sakau, imuosi. Ir ar kitoks? Kitoks to, kad vėl labiau subrendęs. Praėjo laikas. Daug žaidėjų pasikeitė. Jo, juk vis tiek tu bręsti. Čia treneris, tai kiekvieni metai viską kažko tai pasipildai. Ir to labiau jau buvo praėjęs etapas su Kareda, vėl toks, sakykime, daugiau patirties, daugiau patyrimų. Ir gal lengviau buvo. Gal lengviau, gal nelengviau. Sunku pasakyti, bet viskas buvo vėl, sakykime, taip, normaliai. Užsiminėt apie tas lygiasias Vokietijoje. Buvo kažkurios rungtynės, kurios jau buvo tos rungtynės, kur gali drąsiai sakyti, kad čia yra jūsų topas. Pirmiausia, jeigu atsiminkim tas rungtynės Vokietijoje, tai atsiminkim sudėtį mūsų. Vidurio saugai, kurie visi sako, jis turbūt išdurnėjęs, tas Libinskas. Aš nepamenu. Pukelevičius vidurio saugas. Kodėl? Nebuvo tuo metu, nežinau. Ir šitas iš Klaipėdos saugelės užmiršau irgi, tai su tokia sudėtim, irgi tai buvo. Tuo metu ar traumus buvo, ar kas, nežinau, kokią situaciją aš jau nepamenu. Bet tada su tokia sudėtim mes ir išėjom drąsiai žaisti ir jie susitvarkė savo užduotim. Tikrai, tai ir rezultatas buvo. O geriausios rungtynės, žinai, vienos tikrai neblogas labai rungtynės buvo Gruzijų, kada mes Gruzijų laimėm prieš gruzinus. Tikrai gruzinų gerai komanda, vadovavo vokiečių specialistas, Top Mülleris tenais. Ir... Aš teisingai atsimenu, 2-0 baigęs rungtynės, ar ne? Nepamenu, ne 3-2? Galiu. Ne, 2-0 tai mes laimėjom Kijeve prieš Ukrainą. Šitas tai taip. Jo. O ten aš dabar, žinai, sakau, reiktų tos visos lapus žiūrėti, nes jau daug, vis tiek, žinai, atmetus tas 19 tų neoficialių rungtynių, tai 80 rungtynių, tai nemažai lieka atminti ir gali susipainioti kartais paskui, žinai. Tai paskui rungtynės neblogos buvo čia, sakykime, paskutinis Žalgirio stadiono, jau paskutinėse su ispanais. Garsios rungtynės vien dėl ispanų požiūrio. Dėl požiūrio, dėl to, kad jie nesutiko eiti į treniruotę, į tą Žalgirio bazę tenais. Ir jie paliko tą Žalgirio stadiono rūbinę ten. Ten jau turbutėlį, žinai, tas irgi jiem buvo. Tai irgi tokios buvo, sakykime, neblogos rungtynės, kur galėjome ir laimėti. O ten tų rungtynių per visą buvo gerų, buvo prastų rungtynių. Visko buvo. Tai buvo, kada mes, sakau, kad mes laimėm Ukrainą, laimėm Slovėniją ir važiuoti reikia į Kroatiją. Ir mums neduoda žaidėjų. Dermeikis sutinka, kad Australija neduotų ir mes tik tai 80 minučių dar laikomės ir polėjų, tada Vaineikis, pagrindinį polėją turėjom, Rolandą neturėjom, nei Baranausko, nei ten, visų Austrų, nei Ivanausko, nei Narbekovo, nei Janonio, žinai, ir pralošėm 2-0, o tada galėjom turėti po 3 rungtynių išvykoje, galėjom turėti 6 tuo metu, man atrodo. Taip, 6 po 2 buvo. Jo, bet gavosi, kad tai tai... Mes čia praėjusį kartą, kai šitoj laidoj buvo Edgaras Jankauskas, mes prisiminėm vieną epizodą iš 2004 metų rungtynių su serbais, kai per pertrauką iš viršaus... Varanavičius rėkė, kad Jankauskė tu pardavė rungtynės. Jo, Čia buvo tokio ažiotažo visur, čia supranti, kad reikia, kad serbam būtinai reikėjo laimėti ir kad čia, žinai, parduoda,
Nu, man tai atrodė tas juokinga, čia tas gal Varanavičius išgirdęs tą ažiotažą, kad čia norima pirkti, bet tai... Bet aš nemanau, kad tuomet jums turėjo būti juokinga, kai ateinat į pertrauką ir realiai jūsų valdžia liepė daugelį žmonių. Ne, jis norėjo, kad aš įkešiau, aš jau nekešiau nieko, žinai, ir sakau, baigtų, sakau, Liutauro, eik į šoną, netrukdyk. Čia paprasčiausia, aš negalėjau paimti ir išmesti, aš paprasčiausia, sakau, netrukdyk, nu tai... O kiek dar, pavyzdžiui, per savo ten darbą esat sulaukęs, nu, va tokių... Nu, aš neaiškių momentų, sakykė mane. Čia ne tai, kad neaiškus, bet mano nuomonė, va kaip Edgaras sakė, tada antrąjį kėlinį jis galvojo jau ne apie žaidimą, jis galvojo, ką pasakys po rungtynių, kai sutiks Liutaurą. Tai pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, ir jum atėjus... kur esi baiginėjęs kėlinys, esi nusprendęs, ką komandai pasakyti per pertrauką ir čia dar galva užkišama visai kitais dalykais. Juk, nu, aš tai įsivaizduoju, kad sunku turėtų būti. Sunku ir tada gaunasi tokia slaugi atmosfera. Ir tada, žinai, žiūrėti viens į kitą ir galvot, kad kažkas tai kažką tai padarė, žinai. Tai, nu, sakykime, tai tokia slaugi atmosfera ir aš jau... Aš žinau, kad pasakiau visiems aiškiai, kad ką čia klykauja, ką tai reikia įrodymų. Negalima žmonės apkaltinti ir kalbėti, kad atiduota, parduota. O panašių situacijų yra, nebūtinai dėl atidavimų, pardavimų, bet tokių, kurie kažkuria prasme sunervintų, kad labai sunku toliau būtų galvoti apie pačias rungtynes. O žinai, čia, kaip sakyti, jeigu tu nori, gali visokių. Atsiminkime, mes su prancūzą žaidžiam, ne? Taip. Kada gali rungtynių NLK įmuša, atrodo, irgi 1-0 pralošim, nu, tokius labai apmaudžiaus rungtynės. Apie 80 minutę. Ja, nu, bet rungtynės tikrai jau atrodo galim ir gaunam įvartį, nu vėl, nu, tai va, buvo tokių, žinai, kur nusiminimas. Prieš tai etapę su Danais namie, kada galia 11 metrų pastato. Amžinatilsi Martinkėnas vartuose tada dar buvo. Tai vat, tokių, žinai, sunkių, kur nerviniai sunkių rungtynių buvo daug. Buvo tokių, kad mes išvažiuojom vasario mėnesį į Ispaniją. Ir Ispanijų ten draugiškas rungtynės. Su Katalonijos galo? 5-0 čia su Katalonijos rinktinė. Ja, 5-0 kažkur tai gaunam. Irgi komanda, nu, vasario mėnesį nesusirinkus. Nu, kaip sakyt rusiškai, skarablena bal, viskas, žinai, tai... Nežinau, tokios, kaip išversnas čia toks. Jo, toks, nu, tokių nuoskaudų buvo. Pradžia buvo vėl, kai jau mes važiuom į Austriją. Ir Austrijo ten ar 4-1, ar kiek gaunam čia. Mūsų euforijų Austrijų žaidinti žaidėjai, čia mes juos aplašėm, čia viskas gerai. Na, panašiai turbūt, kai Šiauliai išėjau prieš pirmą lygą. aplošim. O tikrai ta Vilniaus komanda, Vilniaus rajonas, sakykime, visą galvą buvo geresnė finale. O jeigu jau va taip truputį peršokant, ką finale palaikėt? Nu, nes... Tu supranti, aš kalbėjau su šiauliečiais. Kalbėjau, sakau, pradėkit kilimą, kai mes pradėjom nuo Taurės laimėjimo. Aš jiem te palinkėjau. Jie visi taip, žinai, vadovai ten visi, jo, žinai... bet aš galiu pasakyti, visas varžybas tikrai jie buvo silpnesni. Ne, bet aš dėl ko klausiu, nes Transinveste yra labai daug buvusių jūsų auklėtinių. Taip, bet man čia sakau, čia aš vertinau tas rungtynės gryna objektyviai. Kadangi, dirbau Šiauliuose ir da jie čia taip, mes vėl sugrįžimą, po tiek metų darysim nuo Taurės laimėjimų. Bet aš, kai pažiūrėjau rungtynės, tai Transinvestas tikrai geriau atrodė. Kas yra keista. Ir solidžiau. Ir aš mėginau juos lyginti, žinai, su Dainava, kaip jiems teks susižaisti kai ką. Ir aš manau, kad jie, taip žinai, nebūtų jau, sakykime, mušami berniukai lygoje, nebūtų. Ir jų tas rezervas išėjo toks gana gyvas. Ir aš manyčiau, kad Barevičius taip susistatė neblogai rungtynių planą. Žinai, tikrai. Grįžkim vėl į tą laiką, kai buvo jau minėta Vokietija, kai buvo su italais pasiektos lygiosios, ar nebūdavo, kad po tokių rungtynių, kai visi pradėjo skalambinti, kad čia jau futbolo atgimimas, kad kažkiek užėsdavot nuose?
Pas mus nebuvo, po Italijos, ar nebuvo su to lėktuvo nelaimė. Kai mus nusaudina Varšuvoje, mes visą naktį nemiegam. Čia po 1-1, ne, kai Neapolė. Jo, visą naktį nemiegam, grįžtam namo ir už 2 dienų varžybos, nepolisėję, nieko ir mes... Palauk, ką mes pralaškot, Šiaurės Airija ir ką mes pralašėm. Ar Airijam, ir mes pralašėm, bet tai gavosi visą naktį mes įdėjom Varšuvoje, Areoste. Tiesiog lėktuvą nuleidau, aš dabar nepamenu dėl kokių priežasčių, dėl ko... Kažkoks jo, ir žinai, ir mes paprasčiausiai neatsistatėm. Ir buvo labai gailiai, kad mes... Ir aš atsimenu antrų kelių. Su škotais buvo vienas daug, kur Miceiką įmušė tą gražų įvartį. Jo, ir supranti, aš tik nespėjau išeiti dar iš Rūbinės ir jau mes gaunam antram kelnį tą įvartį. Tai buvo toks gera pradžia ir sužlugdytos viltys. Bet galiu vieną pasakyti, mums visą laiką statydavau superinius užduotis, sakydavau, kiek aš... mes negalėjom superiniai dar būti komanda, mes, sakyčiau, dabar apžvelgus, pažiūrim, kad mes labai gerai atrodėm. Palyginus su dabartiniu laikotarpiu, tuo metu čia jau mes kryšniu, kad pasaulio bamba esam, kad čia mes turim visus mušti, bet dabar matom realią, kad Tai tie uždaviniai, kurie ten keliami po 6 metų žaisti. Ja, ten buvo keliama taškų uždavinių surinkti, ten vietų surinkti. Tokių nerealių, aš stengdausi nueiti, bet tiesiog įkyriai Varanavičius jis labai norėjo pasirodyti, kad jis staigiai pakėlė čia tą Lietuvos futbolą, čia, žinai. Bet tai realybė yra realybė. Tai ir man tik tai dabar keista, kodėl jis kelia Kiperio futbolą, o ne Lietuvoje. Turi savo komandą. Bet kol kas aš nelabai girdėjau, kad ten būtų tas lygis keliamas. Taip, bet jis vis tiek kažkokias investicijas daro ten ar ką tai. Ne, tai tegul tik sekas, būtų gal kažkoks tramplinas ir tiem patiem lietuviam. Jo, kad nuvažiuoti ten ir būti. Tai. Prieš palikdamas antrą kartą rinktinę, jūs sutikot su federacijos pasiūlymu atsisakyti daugiau negu 30 000 litų algos. Aš tiesą sakant iki šiol nesuprantu, dėl ko jūs tai padarėt. Nes taip gaunas, kad jūs esate turtingesnis už federaciją. Supranti, tada buvo ten, atėjau, tada žinau, Kvedaras, tu visai negausi tų pinigų, nieko, ir ten... Arba tu ten, aš nepamenu, kokią sumą dabar mes tau duosim, ten kažkiek. Arba tu ten galiu klyst, buvo apie 50, o atidavė 14, tarkim. Gali būti, aš sakau, dabar nepamenu, bet ne 350 buvo, Ne, aš turiu omeny, kad kažkiek vis tiek atidavė. Tai sakau, tai ir buvo toks arba tu iš vis negausi, o žinai, ten su Kvedaru bilinėtis vėl, aš jau kaip sakyti, neturėjau nei noro, ir jau gerai, sakau, į Tautkus, ir svarbiausia pasiunčia Tautkų, kad Tautkų, žinai, tą operaciją atliktų, kad aš pasirašyčiau, kad nereikalausiu, ir aš jų taip ir negavau, žinai. Nei tų 14? Ne, tuos kažkiek tai davė. Kažkiek tai davė, bet, žinai, kitų negavau ir negavau čia, žinai, ką padarysi. Vienas didesnių Lietuvos futbolo rėmėjų. Kaip įvyko tas antras atsisveikinimas su rinktinė? Tada buvo, žinai, rungtynės, draugiškos rungtynės, man atrodo, buvo su Moldova, Marijampolėje, aš jau buvau nusprendęs ten, atvirai pasakysiu, man dar su Balamutino labai stipriai Paksas. Paksas? Taip. Kol dar gyvas buvo. Ja, Paksas tada su Balamutino, kad į rinkimus, ten viskas, ir aš jau atvirai pasakius, taip, Blochinas Ukraino ten paėjau, žinai, tas, ir man susukau galvą ir aš padariau tokią kvailą sprendimą. Ir prasidėjo viskas tada. Į politiką žengta prasme. Ja, čia buvo kvailas sprendimas, ko aš tikrai niekada daugiau nenorėčiau daryti, nes pamačiau, kokia yra absurdas ir kokia melo ten visas kombainas yra. Tai taip, kad
Nu ir tada nusprendžiau, kad išeinu iš futbolo, nes gali pavargęs nuo tų intrigų, reikdavo kiekvieną kartą. Ateini pas Varanavičių, jis nieko nesprendžia, eik pas Kvedarą. Kvedaras savo ten interesų visoko, viskas. Tai, žinai, to nereikalingų trenerių darbo turėjau daug. Bet čia... Lavrivuot tarp dviejų. Vieną, kitą ir... O dar politika šone. Ja, tai žinai, tai jūs paskui jau geras, šeinu ir visą. Bet tai buvo laikas, kai ta iš esmės jūsų užauginta rinktinė, kur jau reikėjo tik nuraškyti vaisius, ar ne? Mes dažnai girdim, kaip Jose Coseiro gerai atidirbo tą savo dalį, kas iš tikrųjų yra tiesa, taip. Bet iš esmės jis atėjo į jau paruoštą rinktinę, ne? Ar nebuvo apmaudu, kad, sakykime, visi laurai dažniausiai priskiriami tik vienam žmogui? Žinai, jau nereikėjo gailėtis to, ką padarai. Padarai ir jau užmirštą dalyką, nes, aišku, buvo kažkur vėl, kad aš kai supratau, kokią kvailystę padariau su tą politiką, su to pakso tais visais. Tai, bet ką paskui, kaip visuomet sako, nesigailė, kas buvo. Jau buvo, jau nepakeisi. Aš kitaip sakau, geriau gailėkis to, ką padarei, negu to, ko nepadarei. Jo, tai vat, tai aš jau tada jau, kaip sakykime, ir nereikia. Mhm. Tai nebūdavo skaudu, kad... sakykime, aš turiu omeny, kad visi laurai priskiriami Jose Coseiro, o jūs tarsi ten kažkur... Tu supranti, man labai, sakykime, buvo malonu, kad nesugadino nieko. Kad Coseiro nesugadino ir jis irgi tapo auka grynai intrigų federacijos. Laidos pasispardykime rėmėjai, Belmontas, Sibet, Vad Electrical. Juk, žinai, jis tapo intrigų auka, tenas irgi Varanaičius ten vėl jį išgarbino. Iš pradžių tai, bet po to, atsiminkim, buvo po pralaimėjimo Farerų saloms, buvo tokia spaudos konferencija, kur tas pats Varanavičius pakartojo Vlado Garasto žodžius, kad mes čia viską duodam, viską darom, čia tik paukščių pieno trūksta ir po to karto tas garbinamas Jose Coseiro tapo nebegarbinamas Jose Coseiro ir buvo rungtynės Austrijoje, ten mane siuntė iš žurnalistų ir dar vieną iš Lietuvos ryto, man atrodo, mes dviese buvom, tai tuo metu, kas dabar atrodo neįtikėtina, bet Tomas Danilevičius, Marius Stankevičius su austrų žurnalistais bendrauja, su mumis nebendrauja, tai vat toks net iki tokio lygio buvo, bet čia buvo vėliau man pasakė, kad čia buvo protestas prieš Varanavičiaus tą spaudimą. Nu, nespaudimą, bet kad maždaug mes čia viską duodam, tik paukščių pieno trūksta, nors Tomas, man atrodo, sakė, kad viešbučio parinkimas, tai nėra, kad čia jau visko davimas ir čia jau dabar turim laimėti. Aišku, komanda vis tiek turi prisimti pralaimėjimą už pralaimėjimą Farerų saloms. Galiu pasakyti tik tiek, kad 2 kartus žaidžiau Fareruose, bet sunku buvo. Sunku. Ten buvo vienas su Skerlos 8-9 minutę. Jo, ir buvo momentas, kada niekada Skerla neįdavo prie kampinių. Ir nueina prie kampinių, pridėtam rungtynių laikę ir įmuša galvą įvartį. Tai buvo, jau mes ir sėdėjom tada, žinau, jau nervai ėmė kapitaliai, žinai, ir eina, Voras eina, dar Stankevičius pagalbininkas, sako, kur jis eina, sakau, tylėk, tegu eina, žinai. Ir nueina ir jis barš galvą ir įmuša. Akmuo nukrito tokie? Ja, oi, nukrito kapitaliai. Nes tokia buvo, žinai, kaip dabar Fareros nelaimėt, kur tau jau, kaip sakyti, parašyta, kad turi laimėti, bet pasirodo dabar, kad neturi niekur laimėti. Visur reikia dabar iškovoti. Nieks neduoda, turi būtent, kad turi aikštėje. Taip. Žinai, kaip ir San Marinė buvo, kad irgi, žinau, tik ten vienas rungtynės atrodo 2-1 ar kiek laimėm, jau kritika didelė, bet reikia tam San Marinė laimėti irgi dabar, žinai, visur. Bet praeidom, mes tas smulkės žuvelės praeidom. Praeidom ir tuos Pabaltijo turnyrus ir tiem Latviam ir Estam po 5 atseikėdavom. O dabar kokią pažangą jie padarė ir kur mes likome.
Tai kur priežastis, dėl ko mes ten likome? Tai lietuviai nežaidžia, priežastis labai paprasta, aš kai sakau... Ne, bet tai turi būti priežastis. Aš dažnai galvoju, kad tai vis tiek viskas prasideda net ne nuo federacijos, o nuo valdžios, kur sporto politikos mūsų šaly nėra. Nėra, absoliučiai. Tai jūs sutinkat, kad būtent nuo čia yra problema? Tai visuomet eina nuo viršaus viskas. Sakykime, ten nėra palaikymų, ten nėra paskui. Ir, žinai, ir gaunasi tas visas toks, dabar irgi, žinai, tai Lietuva dabar žaidžia 3 lietuviai komando. Tai absurdas. Bet žiūrėkim, grįžkim į jūsų Vyčio laikus, kada jūs buvo ten, kažkuriuo metu jūs jau irgi buvo lyg ir pasisakęs, kad gal tie legionieriai nėra tai blogai. Tu žinai, čia tokie pasakymai, galima, tai diktavo ta mūsų biednumas visas. Kadangi tie legionieriai atvažiavo, sakykime, kaip čia kažkas įsireiškia už lėkšnės ribo žaisti. Bet taip ir buvo. Jo, tai jie ten, bet visumoje mūsų politika vis tiek turi būti, aš tai manyčiau, maksimum 5 aikštėmi legionieriai. Maksimum. Aikštėje. Okay, šeši lietuviai jau turėtų. Bet jūs įsivaizduojat, kad šiai dienai A lygoje mes rastumėm 60 lietuvių, kurie tikrai galėtų palaikyti A lygos lygį? Ir negauna žaisti. Už tai, tu supranti, tada aš galiu grįžti prie 80 metus. Bet tada kitai buvo. Taip, bet aš įvedžiau tada jaunus žaidėjus. Iš jų išaugo dabar bet kurio paklaus. Ir dabar, kurie ir Tautkaus kitų. Tai kadangi, sakykime, per prievartą, per mano priimtą tai, kad privalėjau žaisti 2 jauni, jie būdavo žaidžiai ir jie užaugo. Jie užaugo futbolininkais, jie būtų negavę teisę žaisti. Teisingai, kitai buvo kitas, bet kada dabar šiai dienai 12 metų mažiausia vaikas treniruojasi sporto mokyklo ir jis be perspektyvos, kad kur nors žais. Ir pavyzdys dabar yra Dalinis Šiauliai, jie remiasi vietiniais kadrais lietuviais, reiškia galima. Tai ilgas, sunkus kelias, bet galimas. Bet mes vėl dabar verčiasi kita pusė biznis. Mes norim uždirbti pinigų. Norim Europo pasirodyti. Tai ras tą miksą tarp legionierių ir vietinių, aš manyčiau, tai turėtų būti 5 užsienio legionieriai, bet geri ir 6 vietiniai lietuviai žaistų. Aš jau esu minėjęs, mano nuomonė yra tokia, kad legionierių gali būti ir daugiau, bet už kiekvieną kitą tu turi mokėti jau labai didelius pinigus, kad tada tu turi mąstyti, ar tau verta leisti ten labai daug pinigų už ten kokį 6, 8, 10, 12 legionierių, ar tada vis tik neleistų pinigų ir investuoti tą jauną Lietuvos. Panaši situacija yra Lenkijoje. Man atrodo, ten yra irgi limitas, tačiau tie turtingi klubai įsiperka. Susimokėdami. Kipre taip yra, dėl Lenkijos aš nežinau. Aš Vabovičius minėjau, kad Lenkija Gali būt. Ir Kipre galbūt yra, kad įsiperka, jie sumoka ir jie tada... Bet ten irgi yra didelės kainos, bet taip, tu žinai, kad... Futbolo labui, vystymui, jaunimo fondą eina. Taip. Tai jūsų tas paskutinis etapas Vytyje, iš kur turėjo tiek jėgų, tiek ilgai tikėti Benu Baltusiu? Tikrai, labai gerai pasakai. Tiek kartų jis apgavo. Nes būdavo jau viskas ir tiek kartų apgavo, tiek kartų viską. Tiek aš, žinai, pasirašinėdavau skolų slapelių, kurie pas mane dabar šiandien guli žaidėjam, kurie žaidėjus aš vis tiek ateidavau, sakau, dar žaidžiam, gaila buvo to viso, žinai. Aišku, gal ir Beno akys tokios buvo, kas nors pažadėdavo, jis labai tikėdavo. Aš manau, kad jis nemeluodavo, jis tiesiog tikėdavo, žinai, buvo pirmi tokie jau sustojimai, kaip pinigų. Tikrai daugiau taip nebus, tikrai taip daugiau nebus. O paskui jau jis pamatė, kad bus ir tie apgavinėjo, tie sakykime, agentai apgaudinėjo jį. Ten jis turėjo irgi bėdų su jais. Tai po šiai dienai mano tenais kontraktai guli, kur kas iš to kontrakto, kai nėra komandos, nėra pinigų, tai tenas, jeigu tai pažiūrėkime, bet man buvo gaila. Man buvo gaila įdėto darbo, tų vaikų,
vis tiek dabar žiūrėkim, toliau paėjau, tas pats Gytis Pavlauskas toliau paėjo, tas pats Malžinskas žaidžia, tas pats Dalžnikovas žaidžia, tenais dabar žaidžia, o čia ir šitam Transinveste žaidžia žaidėjai, kurie buvo. Kutunovičius geriausias smėlių futbolo žaidėjas. Tas tikrai labai geras. Ir žinai, aš dabar, kai vat, stadione, sakau, Makutą, kaip treneri paruošėt mane. Jo, žinai, jisai, tai va, tai man atrodo, Kutunovičius buvo vienas iš tų dviejų, sakyčiau, žaidėjų, kuris turėjo popierius ir... Jo, jis kuris turėjo, kur... Va, tai turėjau ir žinai, ir Gytis aš buvau išreikalavęs, kad Gyčiui būtų ir su Gyčiu ten paskui atsiskaitė kiti, o kiti tų ir kontraktų neturėjo. Nu ir tos Beno A planas A, planas B ir žinai, jis jau paskui pradėjau meluoti, ant galus jau užmirždavau, nu irgi jis gal norėjau daug, nu, bet jau jam nieko nesigavo, jis mėgino visur muštis į tą valdžią ir čia pretenduoti į prezidentus, į vykdomą komitetą, bet nepamatavo, daugelio sprendimų nepamatuoti. O kaip jūs be algų, be nieko sugebėdavot motivuoti žaidėjus, kad jie eitų, kovotų, laimėtų? Nes ji nebuvo tiek stipresnė komanda, kad ten taip lengvai galėtum laimėti 3. vietą, jau nekalbant apie tai, kad tu iš vis be pinigų žaidė. Žinai, vardantos Lietuvos, kaip sakyt, viskas. Aš sakiau, kad jūs didelis futbolo rėmėjas esate. Ja. Žinai, ir paskui, žinai, gausi, kad toks net konfliktas man su savo asistentu, su Juška, kai jis ten irgi sako, nežaidžiam, čia nereikia, skau, iškelia, patylėk. Tai ir jis paskui ten, žinai, užpyko ir mes dabar taip kažkaip jau atšalę viens nuo kito, žinai, grinai dėkabinu. Grinai dėkabinu, kadangi visą tą situaciją, tai jis iššaukė, ne aš. Jis iššaukė tą situaciją visą tą. Tai kaip pavyko motivuoti žaidėjus? Nu, sakau, sakydavau, kad jūs žaidžia dabar, nebus išeisit į kitus klubus, bet siekit meisteriškumo. Siekdami meisteriškumo jūs galėsit kitur išeiti. Nu, dabar kai kurie žaidėjai ir žaidžia kitose klubuose. Ir siekė, bet vis tiek, ką daryti? Vidury sezonos, tai pažaidžiam iki galo ir įsivaikščiaukim. Nu, ką dabar? Bet baigėsi sezonas, kažkiek sukrapšto, kažkiek atsiskaitė. Ir vėl išprašė. Kiti metai, žinai, taip ir jau keli metai. Ja, tai vat... Įdomas etapas. Kai baigės tas etapas, jau žinojot, kad čia yra paskutinis jūsų etapas? Jo, aš jau nusprendžiau daugiau niekur nelyst. Nors atvirai pasakiau, žinai, dabar aš, sakykime, 3 metus turėjau ką veikti, kadangi rekonstravau tą savo būstą, tai buvau ir darbų vykdytojas, ir prižiūrėtas viską. Toliau nuo futbolo truputį. Jo, o dabar sakyčiau, kad jau man kažko veiklos trūksta. Ir aš nežinau, ar nebus, kad aš norėsiu kur su kokiais vieną grupelę, kad su vaikais. Jo, aš jau nenoriu kitur lysti, atvirai pasakysiu, jau nenoriu. Jau. Jūs esate dirbę su vaikais, tai... Jo, aš žinai, kad atgirinai, savo tokiam, kai man jau žmona sako, tu simko nors, nes tu irgi jau daraisi nenormalus jau. Žinai, čia kai visą gyvenimą dirbi ir po to... Taip, ir be veiklos, tai blogai. Yra žymiai blogiau negu labai daug veiklos. Ja, tai visuomet už tai aš taip ir galvoju, kad dabar jau baigėsi tie mano prižiūrėtojų darbai. Dar dabar sūnų pavežiau, sūnus jau, žinai, jau teoriją teisių įsilaikė, dabar važinėjimą važinėja, jau išmoks važinėti, jau pats galės važinėti. Tai jau man reiks kažką užsimti. Ar eiti į sporto klubą, sportuoti, žinai, kaip pirtis klubą, žinai, kad turėtų užsiėmimą. Nieko neveikti labai blogai yra. Tai tikrai veikia neigiamai. Jeigu grįžtumėt į tą vaikų futbolą, ar su šiuolaikiniais vaikais, kurie yra kitokie negu tie minėti 80-ųjų, 90-ųjų vaikai, ar iš tikrųjų Lietuvos sąlygom įmanoma pasiekti tai, kad jie užaugę būtų rimtais futbolininkais? Įmanoma. Pirmiausia, reikia niekada vaikam nemeluoti ir paaiškinti, koks labai sunkus kelias. Visų pirma, tėvams čia tą reikia turbūt. Tėvam, kad perduotų, aš visuomet vaikams sakydavau, žinokit, futbolas tai yra džiunglys. Čia yra vienintelis karalius liūtas
Ir jeigu jūs nebūsite karaliais, jūs nieko nepasieksite. Tai mano žodžius dabar Pošeidanė ir Malžinskas, ir kiti atsimena, kad tai nepasivaikščimas futbole, tai ne galvų glaustimas. Tai laukia labai sunkus momentas, jeigu jūs norit kažką pasiekti. Ir aiškiai, iš vienos grupės, kiek dabar, žinai, skyrus, kad aš turėjau internatę tą grupę sporto, kur 73 metų, kur daug išėjų į rinktinę, paprastai papuola 1-2. Nu, dar 8-4 buvo Vilnius Alytus, kur turėjo bet supranti, nepapuola. Tai va dabar čia buvo irgi pas Malkevičių grupė su Perenį važinėjo viso, tai ir Radzevičiaus ten anūkas sakydavo, pala, sakau, ateis, kai jie priaugs ir kas toliau bus. Tas reikia žinot, kad papuls tik tie, kurie džiunglėse laimėjo. Tai būna 1-2 papuola iš grupės, būna 5 metai, 75 Plieda, Žvirždauskas, Jankauskas, Aržanauskas 6 metų ten, bet jie vienos pats klasiai buvo. Tai žinai, irgi iš pats Morinas klasės. Turbūt ten ar ne? Morinas ten jo, tai iš tos spets, tai bet čia turi būti centre rengiami sport klasėse, tada gali būti daugiau. O kai futbolo mokyklų grupėse, pirmas dalykas, jie per mažai treniruojasi. Jie neturi bazės, kur, kai dabar kalbėjausi su Morinus, dabar techninis direktorius BFA, sako, mes jau netelpam. Mes tokio dabar, kad netelpam, mums neužtenka to manėžo, jau jie ir Fabioniškių stadione treniruosi ir vis tiek sako, jau mes netelpam. Ne, aš dėl ko paklausiau to klausimo, kad mūsų sąlygom, nes aš pats esu nekart matęs, kaip 14-mečiai vaikai treniruojas ketvirtyje ir po to jie išeina į normalią aikštę ir treneriai iš jų reikalauja tolimo perdavimo. Kaip jie gali tą perdavimą atlikti, jeigu jie ketvirtyje treniruojas? Tu žinai, net sporto mokyklų dar, kai egzistavo Vilniaus, tai būdavo Kestas Latoža negauna tiek su grupė valandų, tai jis nachališkai lyzdavo kitur, kad vis tiek daryti treniruotę. Tai dar reikia ir iš trenerių to tokio, žinai, nenusileist, bet neturime sąlygų, turim per mažai aikščių. Ką norite, jeigu dabar tie narkomanija viskas... Aikim Islandijos pavyzdžių. Pristatykim manėžių aikščių, tai ir vaikus ten traukiam. Pernai girdėjom, kad jau mes eisim, jeigu kriminalo neliks Lietuvos futbole, mes eisim, bet aš kažkaip per šios metus nepastebėjau nei vieno žingsnio ėjimo ten link. Vat būtent, kad girdim, kad eisim, kad jeigu atvažiuoja ten Realas Madrido ar kas nors, kad mes darysim, tai dabar atvažiavo FIFA prezidentas, nematėm valdžios atstovų. Tai kur mes eisim? Niekur mes nenueisim. Su tokio požiūrio niekur nenueisim. Aš tai galiu pasakyti, stadioną kapsulę jau leidau mano anūkas. Jau anūkas dabar didelis. Tada reikėjo vaiko, kuris leistų, tai aš paėmiau savo anūką, kad Kristijoną Dabrišių, jis buvo visai mažiukas, kad įleis man tada kapsulę, reikia vaiko, kad įleistų. Nu, dabar mano Kristijonas jau vyras, jau viską stadionų. Vėl tik laukiam. Ir tai mes 100 metų, kaip pasakau, statom stadioną ir statom pasenusį stadioną. Nuo 15 000, tai čia pasenęs jau iš karto statinys. Tai jis turėtų nors 30 000, galima tikėtis Europos įvairių čempionatų, jaunimų, kitų turint didelį stadioną. Kai dabar vyksta keliuose šalyse. Koncertus pagaliau. Ir koncertus didžiulis geriausius, galima grupės kviestis viską. A dabar mūsų mąstymas, statom stadioną, tą 15 000, ten bus ir mėsiniai, ir biblioteka, ir vaikų darželė, ir kokį dievą žinau, ko ten nebus. Nu tai ką mes statom vėl? Kol kas nieko nestatom. Taip, bet mintyse kalbam, kas liežuvių. Nu tai vat, norėtų sakyti džiaugsminga gaida, aš nežinau, kiek čia jį džiaugsminga, tai kaip galvojat, sulauksit Vilnių stadioną ar ne? O jau man sunku pasakyti, aš jau sakau, mano anūkas užaugo, jeigu sulauksim, tai senienos, o aš senienos visiškai nenorėčiau sulaukti, vėl, kad 15 000 kažkokį kombainą, žinai, pagaminta, tai pavyzdys Stalinas. Miesto centre. Ne Stalinas, o Talinas. Jau ne Stalinas, o Talinas. Miesto centre, stadionas, manėžas, sintetinės aikštės, žalios aikštės, miesto centre. Nu, čia reikia padėkoti tiem, kas Žalgirio stadioną paėmė ir...
Taip, tai vat, sakau, man teko ten būti ir... Nu, bet ten nedidelis, ten 10 000. Taip, bet tai, sakau, bet tai, kad miesto centre surado žemės. Mes nerandam žemės. Įspūdingas stadionas. Dabar, kiek aš žinau, tas Transit West statysi savo aikštę už miestų. Nu, bet teisingai turbūt. Nu, jo, nu, tai o ką daryti? Nu, tai reikia. Bet tik tai tiek, kad 2,5 tai vėl nežiūrim į priekį. O jis žais tada, sakykime, A lygų. Ar užtenka lygų 2,5? Nu, manau, čia kažkuriuo metu reikėjo 3,000, bet čia buvo tas apie 2,8 gal metus, kai prasidėjo tie licencijavimai. Bet nu kam dabar reikalinga A lygoje 3,000? Nu jo, kad ateina tenais pas riterius 20-30 žmonių. Nu, nereikia, 200-300 ateina. Ne, čia ar ten kažkada... Dar anksčiau, kol Davidas Šemberas žaidė, mes sakom, kokia prasmė teisėjam užrašyti, kad buvo ne 400, o ten 700 žmonių, nes juk ir tas skaičius, ir tas yra beviltiškai mažas. Tai va, dabar tikrai su ta džiaugsminga gaida, ačiū treneri, kad apsilankėte. Jo, tai tikėkimės šviesaus rytojaus ir tikėkimės, kad gal ateis į valdžią vis tik žmonės suprantantys ir mylintys sportą. Iki. C-Bet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.